įsimylėjau. Aš tartum mažus, o tokių žiūrkių kauliukus man davė pavalgyti. Dar gyvų žiūrkių. Labą visiems, tai sveiki atvykę į naują video. Dabar mes esame Japonijoje, Kiote ir aš čia matau labai daug visokių įdomių ir keistų snacksų. Šiandien mes juos ragausim su šituo svečiu. Man vos nesprogo ausies būgnelis. Kas man mokėtų už operaciją? Tu man mokėtum už operaciją. Tu žinai, kiek ausies būgnelio operacija? Nes aš, pavyzdžiui, nežinau, bet aš manau, kad labai brangi. Man atrodo, mane veikia ta žalia arbata. Bliam, to tikrai veikia žalia arbata, Ingo namai. Mes, kol buvom Japonijoje, nusipirkom padėkliukus. Dar man sudaužė į telefoną ir potom... Tu parodyk formą. Matot? Kaip forma įdomi atrodo. Pas mane forma paprasta. Gražus dėkliukas labai. Nu, aš labai norėjau kažkokio susicijuotusi su Japonija. Aš šiaip kaip ir padariau intro abiem, tai mes galim iškart ragauti. Aš, in fact, nebuvau padaręs jokio intro. Ir mūsų ragavimo snack teistės svečias Saša Juvelyras. Ne, nesakyk Juvelyras. Tiesiog Saša. Tiesiog Saša. Mūsų svečias šiandienos yra tiesiog Saša. Šiaip Saša nežino, kas bus šitą maišę. Kol Simona ėjo pirkti dalykus, aš žaidžiau Nintendo. Noriu pradėti nuo gėrimo, deserto ar savory? Savory. Čia yra migdolai ir džiovintos žuvytės. Aš kind of jau gailios, kad tu vieną nuėjai. Ten pusė bus tokių dalykų? Taip. As long as... Oh! Šiaip džiaugiuosi, kad čia tavo lova, nes, nu, as long as tau bus malonu čia miegot. Bet kvepia kaip šlykščiai. Čia reikia iškart... Uf. Aš turėjau sakyti visai nieko, bet aš jaučiu tos visus kauliukus ir rakytės. Su alum būtų žiauriai gerai. Aš labai daug savo įsibėriau. Bet visai nieko. Aš alaus užsinorėjau. Aš negeriu, bet aš užsinorėjau alaus. Nuo 1 iki 10. Man 7. Čia reikia vertinti be alaus ar su? Ir be ir su. Su 8, be 4. Nu, aš negaliu šito valgyti, bet tai jokau, čia neįmanoma. Šitas tau irgi patiks. Čia yra rūkytas, tarkuotas aštunkojis. Nu, pas tave mano grinai holas mano tėvui. Nu, jo. Geras. Kodėl tu, pas tave nėra su vaikystė prisiminimų, kai nupirkdavo, kai balius būdavo šeimos, tėvas nupirkdavo? Pas mus aštunkojų nepirkdavo. Tu jokauji, taigi tie kasos. Ai, tie. Tas pats. Kalmarai. Tie, kurie Lietuvoje būna, tai ten būna kalmarai, ten straight up druska. Jo, šitie tokie, nice, 8. Realiai kalmarai, 9. Gan dideli krevečių traškučiai. O Lietuvoje jau krevečių traškučiai, tai tie būna maži. Arba tie tokie išpūsti. Jo, aš apie juos. Įdomiai atrodo. Gal virš maišo valgyt. Gal kaip gerai. Nu, labai mažai skonio. Putplastis, net. Sakyčiau, putplastis grinai krevečių. Net ne krevečių, o keltų. Krevečių keltų skonio. Kur suvalgot ir po to išspaudžia tas sultis ir tiesiog padaro paraloną iš juotos jų. Bet aš šitą nevalgyčiau. Aš norėčiau galvoti visai. Ką žinai, man kokie 4? Nes apie nieką. Jeigu yra žmonių, kuriem baisiai norėtųsi pavalgyti putplasčio, jūs tiesiog, ta prasme, atsimiega šaltam prakaitė ir galvojat putplastis, tai jums patiktų. Čia labai nišinis dalykas, bet tipo, jeigu kažkam taip netyčia atsitiko. Tai turėkite omeny. Toliau mes turime kažkokius soy sauce flavored rice crackers ir jie yra moist. Tai bus kažkas šlapi. Šitie mane domina. Jie šlapi? Nu, jie atsitiki tokie. Oi, tema. Kvepia visai nieko, žinokit. Aš greičiau ragau, aš jau užsižiau būna. Oi. Oi, ne. Pažiūrėk, man juokingas veidas. Iš šono. Jis tavo išgūpė biškį. Tada mes vėl turim aštunkojį. Kaip įsimėlė. Nepavosčiau. Šunų maistas. Grinai šunų maistas. Čia realiai atrodo, lyg aš duočiau, tipo paimčiau kažką savo šunių užkanduką ir netyčia pati suvalgyčiau. Ai, čia plum flavor. Čia negalima pirkti nieko slyvų skonio. Galima pirkti kalmaro suvalgysiu, kad atsistatysiu. Aš almonds. Nu. Beje, Japonijoje keliavau 3 kartą ir kiekvienoje kelionėje labai pasiteisino iš anksto nusipirkti eSIM, kad visos kelionės eigoje tiesiog turėčiau interneto. Tai tą progą noriu papasakoti apie šio video rėmėjus Seilį. Čia yra lietuvių kurta programėlė, kurią pati naudojau jau labai daug kelionių ir Amerikoje, ir Kanadoje, ir Japonijoje. Naudoti Seilį yra labai paprasta, bet labai faina, kad tiesiog nereikia nei pergyventi dėl Wi-Fi'aus, nei pirkti fizinę SIM, kas nėra nei patogu, bei dažniausiai perbranginta. Ir tuo labiau už savo Lietuvos tiekėjo roamingą, kur man pačiai tai buvo Šveicarijai, kur aš tiesiog nežinau apie tokį dalyką kaip
eSIM ir aš labai brangiai sumokėjau už internetą. Tai jei artimiausiu metu keliausit į Japoniją ar šiaip į užsienį ir norite visur su savim turėti interneto ir nepermokėti už interneto planus, tai labai kviečiu išbandyti Seilį, atsisiųsti programėlę ir aišku nepamirškite pasinaudoti mano nuolaidos kodu, kad jums būtų ir pigiau. Ačiū Seilį, kad priėmė šį video ir grįžtam prie užkandžių ragavimo. Saldėsiai jau prasidėjo? Dar ne, saldėsių bus vienas ir vienas gėrimas. O, man. Tada turime rūkytus putpelių kiaušinius. Kas čia buvo? Nu čia putpelių kiaušiniai, Simona, marinadas ant tavo lovos. Dabar. Imk. Kvepico kaip sasiska. Kaip rūkyta dešrelė. Aš žinau, čia kiaušinis marinuotas. Aha, su sirkės poskoniu. Kas tai sirkė jau tai? O, fu. Man ėmė žuvies poskonis. Vienas, -3. Ai, o tai kiek šitam duodam? 0. -3. 2. -8. Šitam tai jau -1. -20. Ai, tada tavo mylimiausi turime slyvas. Aš šį nevalgysiu daugiau. Čia yra crunchy plums. Traškės slyvas kažkokias. Bet tu ne šitas ragavai. Kažkas kitas paėmė. Man pilas skauda. Oi, fui, kodėl aš šlapias? Ne. Genizuriai. Numins vienas. O, fu. Čia šlikščiausias dalykas, kurį aš esu valgęs savo gyvenime. Aš tartum mažus, o tokių žiūrkių kauliukus man davė pavalgyti. Dar gyvų žiūrkių. Nes biški šlapės dar. O, fu. Taip pasigleivėm. Aš buvau excited šitam. Šiaip mes abu nemėgstam mėtų šokoladą. O bet tačiau, aš pastebėjau, kad pastaruoju metu kažkodėl visur Japonijoje aš matau viską mėtų ir šokolado skonio. Aš nežinau, čia kažkoks sezoniškas dalykas, bet čia yra kažkoks chocolate mint crunch. Galim per pusę. Ne, gerai, aš suvalgysiu. Tiesiog ne. Tiesiog atrodo užkitėjus dantų pastą. Ne, nu man ne taip šlykštų. Ble, man 2. Man 3, 4. Man 4, 5. 6, 7. 90. Nu 5, realiai. Nu ir paskutinis dalykas, tikiuosi, bus skanu. Yra melon milk. Melionų pienas. Turi daug vilčių? Nebe. Aš turėjau daug vilčių prieš prasidant šitam video. O, davai, užgersime kalmarą ir fekalinę žuvį su pienuku. Aš žinau, kas nieko. Nu, jeigu nebūtų tik gabaliukų gal. Aš buvau excited, kai tu pasakai visai nieko ir tada man meliono gabalas atsitrinkė į dantis. Čia tikras melionas viduje? Šiaip man atrodo jo. Nu, va šitas man, jeigu nebūtų gabaliukų, būtų kokie 8. Su gabaliukais 6. Oh my god, kaip skanu, čia 10 iš 10. Ar tau gabaliukai netrukdo? Ne. Oh my god. Čia tiesiog pienas su melionu. Čia kaip, žinai, braškė su pienu valgo. Jo, čia lygiai tas pats, aš nesuprantu, kodėl tau trūdo gabaliukai, nes čia lygiai tas pats kaip braškė su pienu tiesiog valgyti. Tipo, jeigu šitą perpiltai lėkštą, čia tiesiog yra egzotinis tas turkiškas dalykas. Kainavo visą tai 13 eurų. Čia viskas. Ate. Nori pažiūrėt? Jo.